Vasara pas mus vėlgi prasidėjo sausringi laikotarpiai, tai yra sausrų pasikartojimas, kada ilgą laiką tęsiasi sausros, kada nelyja, čia pat atrodo vakarų Europoje lietus, o pas mus susiformuoja tokios sąlygos, kad mes kelis mėnesius tiesiog laukiam kritulių ir pas mus prasideda rimtos problemos, nes tuo pačiu ir dulkėtumas didėja, ir vėlgi karščio tos pačios bangos, ir mūsų augalai nyksta, nes jie yra... Štai mes, matėte, kiek pas mus yra spygliuočių. Ir spygliuočiam medžiam jau yra pas mus per karšta. Jau jie pradeda liūdėti pas mus. Jau jiems norėtųsi kažkur žingsniuoti į šiaurę ir ten, žodžiu, apsigyventi. Pas mus jau daugiau dabar plinta lapuočiai. Ir gaila, kad labai greitai plinta būtent prasti augalai. Tokie, kurie piktžolės. Tai jie yra, labiausiai tie augalai greitai plintantis, jie labai greitai prisitaiko, jie labai greitai pradeda ten veistis ir turbūt visi matote mūsų pakelėse, kiek yra visokių krūmynų, visokių tokių augalų, kurie, nėra, tai yra derlingos žemės tiesiog naikinimas, nes jie labai greitai plinta. Tai yra dar vienas dalykas. Kitas dalykas, kaip aš minėjau, su tais ekstremaliais reiškiniais, su pasikartojančiais vis ir ekstremalėjančiais reiškiniais atsirado problemos, kaip mūsų gražiųjų pakrančių naikinimas. Mes prarandam pliažą, mes prarandam nuostabias kopas, kurias turėjom ir Neringoj, kur mūsų išskirtinis kampelis saugomas UNESCO. Ir tai yra iš tikrųjų, bent jau šiais metais, tai ten buvo tikrai šimtmečių kopos tiesiog suardytos, sunaikintos vien tų vėjų, kurie, darosi ekstremalesni ir jie pridaro labai daug žalos. Ir Palangos paplūdimys visas, ir Neringa mūsų tikrai buvo nuniokota. Kartu yra išraunamos pušys, kurios ten auga Neringoje, jos yra smėlyje, jos yra netvirtai įsitvirtinusios, jos ten visokios keružės, bet jos yra tiesiog, tas gamtovaizdis yra tiesiog naikinamas Lietuvos. Ir labai daug atsirado tokių problemų. Upės, dar vienas toks gyvas organizmas, kaip sakoma, labai jautrus, tai yra hidrosferinis tas sudėtis to klimato. Tai per sausras upės paprasčiausiai džiūsta, jos pelkėja, nes nebeužtenka vandens, žydėt pradeda upės. O esančios žuvis pradeda dusti, nes neužtenka deguonies, upės užauga. O paskui per 1-2 dienas, kada iškrinta kritulių kiekis praktiškai 2 mėnesių norma, tai yra vėlgi viskas suardoma, yra nunešama dirvos paviršius derlingiausias, yra upės patvanka pasidaro, poplūdžiai tokie, kada užlieja ir pievas, ir nunešami namai, nes vandens jėga yra baisi, suardomi keliai. Štai atsiranda tokios problemos, kurios iš tikrųjų Lietuvai buvo retos ir mes neturėdavom tokių didelių problemų, viena kita ten troba būdavo sugriaunama kokio nors škvalo arba viesulo. O dabar mes vis dažniau ir dažniau kalbam apie tokius reiškinius, kurie iš tikrųjų pradėjo pas mus kartotis gana dažnai.